Kas vyksta dabar šiuo metu Lietuvoje? Grinai iš savo pusės pasakysiu, kad dirbtinai sukelta panika. Toks jausmas, baimė ir panika žmonės padaro panašiai kaip avis. Ir baimės apimti žmonės, jie nustoja gauti informaciją iš savo vidinio aš ir jais lengviau manipuliuoti. Be to šitas jausmas yra labai stipri emocija energetiškai ir visos tos programos, netekties baimė, kančios, visokios emocijos, jos paprastai reikalingos buvo tam tikroms esybėms, kurios būtent surinkinėja tam tikromis datomis šitos reikalus, nes šitas dalykas buvo suprogramuotas ir tam filme buvo parodyta karantino korta. Tai net ne žmonės išgalvoja, tiesiog tai veikiama per žmonės. Ir gaila, kad mūsų Lietuvoje yra žmonių, kaip ir policija, pavyzdžiui, policija gaudo narkomanus, o yra policininkų, kurie prasidavę ir tos narkomanus patys, kaip sakyti, aprūpina narkotikais čia Lietuvoje. Ir jos pardavinėja per tos pačius savo platintus. Tai panašiai ir su gydytojais. Vieni gydo, įsišiepia, tikrai vargsta, bet jie nežino, ką gydo, nes jam tiesiog atvežė ligonį, ten temperatūra pakilus, jie nežino, dėl ko yra taip. O kiti naudojasi tą progą ir kai kada, ko gero, pateikinėja žurnalistams, kurie irgi dabar užsakyti yra, pateikinėja melagingus skaičius ir visus tus žmonės, kurie dabar yra ligonė, kurie visada buvo ten, tai nuo širdies infarkto atveža, tai ten kepenys neveikia, tai inkstas ten pagyvenus ypač daug tokių žmonių buvo. Ir jos dabar visus sugrupuoja į tą patį koronavirusą. Tai čia, ta prasme, ten nebūtinai gali būti koronavirusas, ten gali būti dėl kitų priežasčių. Taip, nes tiesiog kvėpavimo problemos, pavyzdžiui, kvėpavimo problemos gali būti ir dėl to pačio ištisinio pas mumis saulės nebuvimo, kurį laiką dabar pas mumis tai buvo. Ir netgi iš tų nano dulkių, kurių yra ten buvo tuo metu pilnorė, galėjo žmonės prisiuosyti tų dulkių ir nuo jų kosyti, nes nuo jų pagrindė kosuliai yra. Vaistai vaistinėse neprisiduoda, kurie galutinai užkištų kelią tam, nes jų kaip ir negali būti, nes kadangi iš oro visą laiką tos dulkės skrisdavo. Dabar jų nėra, dabar savaitė virš dangus mėlynas ir mes išvarėm tą dangų visoje Europoje, bet dalinai taip sunkino kvėpavimą. Ir kada kvėpavimo takus patenka tos dulkės, organizmas savaime, jeigu imuninė sistema stipri, jis savaime sureaguoja ir degina, kai mikrobus yra įjungę šildymą ir pakyla temperatūra. Tada tokį žmogų, kuris turi daugiau pabuvęs lauke, gali būti tai ir bėgiojantis rytais sportininkas, jie atveža ant stalo ir sako jau koronavirusas. Suprantat, yra tikrai komanda duota pririnkti tam tikrą skaičių ir yra tikrai komanda duota pakelti paniką. Ir yra tikslas pasinaudoti šitą sukeltą paniką, šito sukūriu. Nes žmonės lengviau taip valdyti. Čia kažką tai prastuminės dar. Čia tikrai mes pamatysim balandžio vidurį maždaug, turėtų tas visas baigtis, nes kaip rašiau Facebooko lentoje, kad tam, kad prasitęs, turėjo būti blogi orai, per tą drėgmę ta lyga galėjo dar daugiau plisti, o ta lyga dirbtinai plečiama gali būti ir per tą patį skystį, kuris skirtas rankoms nusivalyti. Taip, kad žmogelė, jeigu jūs išeinate į gatvę ir kažkur, bent jau savo muilo pasimkite iš namų. O tais, kurie dabar naujai atsiradė, tai geriau jais nesinaudoti. Nes čia labai gudriai gali būti sužaista ir ta lyga, jinai nėra stipri, jinai nėra tokia užmušanti, bet jinai būtent tuo metu simptomai tokie bus, žmogus, pavyzdžiui, pasiteps rankas su muilu, per odą pateks pas į organizmą tas mikrobas, jisai gaus dar iš lauko biškį bangelių, tam tikrą dažnį, ir prasidės problemos. Ir paskiau sakys, kad jisai susirgo koronavirusu. O paskiau gali būti netinkami vaistai ir organizmas plėšysis pirmyn atgal. Organizmas degins bakterijas pakeldamas temperatūrą
o vaistais bandys nužeminti temperatūrą. Ir tos gausis disbalansas viduje žmogaus. Bet esmė visa pats pagrindas sukelti baimę, sukelti paniką ir pakišti melagingus skaičius. Kas už to stovi, mes pamatysim netrukus, bet aš tik tai tiek žinau, kad visa tai netrukus baigsis. Tai jūs... nežinau kas. Kalbėjote ten apie šitam YouTube'ės video apie kažkokius tyrimus, kur darėt, kad nebūtinai tyrimus, bet kad pačio koronaviruso kaip ir Lietuvoje nėra. Tuo metu jo nebuvo. Dabar gali būti, bet jisai toks, suprantat, kaip jisai yra mutavęs. Kada mutavęs, jisai nėra stiprus. Gudriai suprogramuotas tarsi mažiukas nanoprocesorius, kurios gali barsyti ore ir kompiuterio pagalbų per atstumą gali tiesiog juos valdyti, ne? Tam tikrais dažniais. Patekęs į organizmą, jisai tas nanoprocesorius gali kažkokią daryti betvarkę. Ir vieniems žmonėms jis nepaveiks, pas kitus paveiks dėl to, kad silpnesnė arba stipresnė imuninė sistema. Tai dabar šitų dalykų galėjo užvežta būti ir galėjo būti nesuveikia taip, kaip reikia. Ir dabar kaip pagalba iš Kinijos gali atvažiuoti tenai būtent tas virusas. Realiai dabar šiandien tiesiog regresinė hipnozė, dar klausiau, darė italai, rusai kartu tarpusavėje. Tai seansas buvo hipnozės rusų kalba. Prieš tai girdėjau seansų taip pat apie tai, kaip buvo jisai kūriamas ir kaip jisai organizuojamas ir kaip jisai, kokie tikslai ir taip toliau. Daugmaž viskas sutampa. Ir dabar, ką pasakė, tai žmonės suvaromi specialiai į namus, kad naktimis nešmirinėtų, čia būtent Italijai, pavyzdžiui, o naktimis purškia orą tais, kaip pasakyti, jeigu pavadint garais, kurie ir sukelia tai. Nes oras dabar švarus, išvalytas visur, iki Ispanijos, faktiškai dabar, jeigu žiūrint iš satelito nuotraukas, išvalytas nuo tų nano dulkių. Lietuviai čia pasidarbavo grupė, tiesiog dėjom gerai. Ir dabar, kadangi nėra to dirbtino tokios drėgmės, lietaus ir šalčio, tai tada jie nori pritempti tas visiek skaičius, kad nebūtų fesko, kad nebūtų nušvilpimo nuo scenos, jie bando dirbtinai prikelti tai. Ir būtent tam sense buvo paminėti dar aparatai, kurie panašiai kaip spinduliutuviai veikia, kad sukelti arba aktyvinti tos mikrobus, kurie viduje jau žmogaus yra. Tai yra sukelti karštį, kosėjimą, o kosulys tai mes galim ir paspringti šokoladą, mes galim paspringti riešuto gabalėlių, bevalgydami ir užsikosysim ir kelis kartus atsikaudinėsim, kažkas tai šono gali pamatę sakyti, tu jau sergi koronos viruso, mes nieko neįrodysim. Paskiau pakiš temperatūrą, pamato dar ką nors ir uždarys, kaip vienas vaikinas parašė iš ligoninės, kad sako, aš nesuprantu, kodėl mane uždarė, nei temperatūros, nei ten dusulio nieko nėra, tiesiog uždarė viskas, daktaras vieną dieną pažiūrėjo ir nuvėjo. Tiesiog suprantat, pririnkami skaičiai, čia kaip senais laikais darydavo komjaunolius. Tiesiog tu nori ar nenori, tu turi būti komjaunoliu ir viskas, tiesiog tam tikras skaičius duota žmonių. Nėra pasirinkimo, nėra meniu, kad tu galėsi sakyti. Tai anais laikais buvo daugiau problemų, dabar kitaip tai visą tai daroma, bet tai pritempiami skaičiai. Ir vieni žmonės, pavyzdžiui, sveikatos ministras Veryga, jisai tos visos klastos, tos visos mašinos nežino, šiek tiek naivokas, aš taip iš šono žiūrint, ne? Jisai geros dušės žmogus, bet jisai naivus, pas jį nėra to lapės mąstymo, to gudrumo nėra, prasme, kad jisai galėtų žvelgti kitų žmonių klastą, jisai to nepastebi. Ir dabar jį faktiškai padaro kvailiu, įstumia į sceną ir nori dar nustumti. O pinigai prasukami didžiuliai, tie aparatai ten plaučių vedinimo, jie kainuoja labai nemažai pinigų, jos galbūt kažkokius taip vadinamus atkatus, tos gartinėlė nusisems tam tikri asmenys, labai nemažos sumos bus. O kaip manote, kas labiausiai šitą pasipelna? Šiuo metu tie, kurie gamins tą muilą, tas valymo priemonės, visi tie, kurie prieina prie to lobio, kur dalinamos lėšos ten sveikatos ministrai gauna, dabar, pavyzdžiui, net buvo finansuojama papildomai žurnalistai, jie turės nemažai pinigų, faktiškai išpučiama, tam išpūsti burbulai reikalingi būtent tos dvi sferos, medicinos sfera ir medija. Tai šitie bus labiausiai finansuojami ir labiausiai išloš. Na ir tie galbūt, kurie kažkur netyčia gaus nusipirkti kaukių nebrangiai ir jas prastums, ten irgi faktiškai
ant tų pačių rogių, kaip sakant, pačiu aš. Bet čia tik tai mano nuomonė. Ir... Grįžtant prie nano dulkių, iš tiesų vienas internautas, Nedas Maukys, buvo paskelbęs tokią informaciją, kad jos būtent yra perduodamos lėktuvams, keleiviniams, belia kokiems, jos kartu yra barstomas kaip teršiamas oras. Tai iš tiesų šitą žinią perskaičiau forumuose. Nežinau, gal jūs žinote, ką nors daugiau apie šitą informaciją, ar čia yra tiesiog... Jų buvo visą laiką. Jų sudėtis yra tokia, kad, pavyzdžiui, sukelti žmonėms nuovargio pojūtį, kaip ir fluoruotas vanduo, žmonės buteliuose nusiperka parduotuvėse į pasušinėje, išgeria vandens ir silpnumas. Tiesiog atsiranda silpnumas. Aš tą patį pasišmodžiau asmeniškai, kadangi aš jautresnis tiem dalykams, ne dėl to, kad aš silpnas, bet mano sensoriai geriau veikia šitoje vietoje. Tai yra, aš bandžiau ir tą vandenį, ir būtent chemtrailinis oras, kada dangus nemėlynas būna, o išraižytas juostom. Užsienį aš kalbu, čia didelis lėktuvų trafikas, krenta tos nano dulkės, jos užkimša žmogų ir gaunasi toksai nuovargis, kad tu net vidury dienos nieko nedirbęs, užsimanai miegot, arba jeigu, pavyzdžiui, kažką sugalvoja daryti, tu jau neturėsi jokio noro dirbti, nes tiesiog tau apima toks abejingumas netgi tam darbui, tiesiog norisi kažkur nueiti, bet esmė, bet kokia iniciatyva gesinama. Nano dulkės tai yra aliuminio dulkės ir bario oksidas pagrindė. Baris yra metalas, bet jis kaip uoliena, jis kaip kalkis. Ir mūsų darbas būtent išdalinti acto garus po visą dangų, kurį išnešiojo dabar po Europą ir čia daugiau negu savaitę laiko. Dabar visur Londonas, visur saulė, neregėtas oras, dėl to, kad pagrindinė rišamoji dalis debesyse yra šitos kalkės, tai šitas baris, kuris suėda acto garai. Ir baris jisai sugeria į savyje ore esančią drėgmę. Dėl to tas oras sausas, jisai toks, bukai sausas buvo ir kai vasara iššildinama, dėl to sausros kildavo visokių gaisrų, visokių nesąmonių. Dabar yra oras gaivus ir drėgnas. Ir dabar nėra nano dulkių, o dabar kaip tik tuo metu žmonės visi nešiojasi kaukes. Tas visokias statybinės parodo. Aš jas pasiimu dabar į mašiną ne tam, kad ją naudoti dėl baimės, o dėl to, jeigu kartais kažkam į lempą šaus išleis įstatymą, bent bevažiuojant kažkur tai kelyje, aš pasimsiu, sudėsiu dėl ramumo, ta prasme, kad aš padaryčiau savo užmatytą darbą, užmai iki galo, kad man nereikėtų aiškintis, kodėl aš be kaukės, kodėl aš ten išvažiavau ar atvažiavau. Tai aš pasiimu, bet man zinta kaukė, čia yra durnystė, nes virusas patenka per akis taip pat, jeigu įmant patį virusą, nes akis yra turinčios 3 sluoksnis drėgmės ant akies, 3 sluoksniai lėjas. Ir per jas irgi bakterija patenka ir gali patekti į vidų, ten ir mikrokirminai akyse būna pa žmonės nuo tų nano dulkių. Atsiranda ir suprastėja matymas, žmonės nesigaudo, kas darosi. Tai realiai kaukė ir akiniai, tai jau minimas, kas turėtų būti. Tai yra stiprus akiniai, kurie priglunda kaip laukimo. O dabar žmonės susideda kaukės, tai yra tik tai baimės dalinimas. Kitas žmogus pamatęs tą su kaukę, jisai emociškai irgi įsigąsta, jisai kaip ir patvirtina savyje abejonės, kad reiškia, aš neveltui sėdėjau, nes kiti irgi užsidėjo. Tai yra avių banda, tai yra minios bandos toksai instinktas suveikia. Ir tada tos emocijos labiau išplinta, tas negatyvas, kurį kaip energija susėmė kitose, kaip pasakyti, matavimuose yra uždėtas gaubtas virš žemės ir jisai kaip siurblys dabar sugeria tą energiją, tą negatyvą. Čia yra eilinis aukojimas. Taip, čia eilinis aukojimas yra, kas matėt, kylantys Jupiteris, ar ten kylantį Jupiterę, lietuviškai vadinasi Sending Jupiter, 11 metų berods filmas. Ten parodyta faktiškai, kaip tas emocijas visokių rūšių išrikiuoja į bankutės ar į cisternas ir jas naudoja. Yra planetos ten arba sistemos, kurios naudojasi tą energiją, šviesa, net laivai varomi tą energiją, kuri sugeriama iš mūsų. Čia realiai tai dabar žmonės pavirtę į avis, kurios nusikerpa pačios plaukus ir atiduoda užveltui. Jokinga iš tikrųjų iš vienos pusės žiūrėti, bet iš kitos pusės graudu,
Žiūrint, tiek to ten močiutės, aš suprantu, jie yra baugu, jie nelabai žino, jie nemoka anglų kalbos faktiškai nei vienas. Bet jauni žmonės, kada taip elgesi, šiek tiek yra apmaudu, gaila, kad lietuviai nesivadovauja savo protų tiesiog ir pasijungia bandos tą visą tą bėgimą į tą srautą. Bet pirmiausia, tas pirmas žingsnis yra sustabdyti tą paniką viduje, žiūrėti visą tai kaip į cirką ir viduje savo pasakyti, kad viruso nėra, aš saugus, viruso nėra. Ir be jokių ten tokių teiginių, ten aš nesirgsiu, aš ten nesirgu, taip toliau, ten to neužsakinėt, bet tiesiog kaip galvosi, taip turėsit, nes baimė labai stipriai pritraukia visokius negerus įvykius ir jie paskiau faktiškai netgi jų gali ir nebūti, bet žmogus tiesiog susikuria savo, nes tokiu metu, baimės metu žmogus 20-30 kartų susilpnina savo imuninės sistemos darbą, kuri paskiau faktiškai tampa kaip išjungta kompiuterio apsauga nuo virusų. Ir tada kas nori, kas netingi, gali pas žmogų ateiti, jisai gali nuo slogos susirgti, gali nuo kosulio. Nuo bet ko. O kosulys užėjo, garstyčios, česnakas iš lėto riet per gerklę, tos nano dulkės jos nueina, aš gaila dabar neturiu po ranka, parodyčiau, neturiu dabar, kad po ranka, kad parodyčiau kaip pavyzdį, tiesiog blizgantis miltai, bet jie labai labai smulkus. Ir šitie panašus įvykiai jau buvę yra, kada 3 gal berods metų mergaitė prieš kokius 5 daugiau metų buvo paguldyta ligoninė. Ir moteris viena paprašė, jos močiutė, paprašė kelių žmonių pagalbos. Mes susikūrėm į vieną grupę, buvo ten matantys žmonės. Tiesiog čia tą, ką aš kalbu, kitiem gali būti iš vis kažkokios mėnulio žinios, bet aš kalbu tiesiog realiai, kad taip yra, kad taip buvo, kaip darėsi ir dar kažkurį laiką bus. Tai keli matantis pamatė pas mergaitę plaučiuose būtent tas blizgančius plaučius iš viršutinėje dalį plaučių. Ir mes darėm kolektyvinę meditaciją, valymą tą darėm. Ir ta mergaitė po dienos ar po 2 išrašė iš reanimacijos, iš ligoninės išrašė, gydytojai buvo įsižioję tiesiog, nes buvo ten irgi temperatūra šokinėjanti. Buvo reanimacijų, nes mergaitė buvo labai sunku. Ir mergaitė išėjo iš ligoninės, ją išrašė po 2 dienų, tikrai jinai buvo namuose, aš atsimenu. Ta dalyka, čia buvo gal kokie 13-14 metai, ten buvo tos pačios nano dulkės. Jų tiesiog prisikaupė daugiau tuo metu ir jos tiesiog pradėjo dusinti vaiką. Ir aš savo lentoje pasirašiau šiek tiek porą lentelių, išmečiau dabar, chemtrailų sudėtis skiriasi, kur lietui daryti vienokią chemiją, vienokie elementai buvo proporcijos, žiemai daryti sniegą yra kitokios proporcijos. Ir jos visą laiką buvo, ir ten visą laiką rišanti medžiaga yra baris. Ir kai dabar dangus mėlynas, jo faktiškai nėra. Čia yra toks faktas, kurio niekas nepaneigs, absoliučiai niekas, bet kam galite pirštą parodyti, kad dangus išvalytas. Ta prasme, nereikia nieko bijoti. Toks dangus, kokio jūs niekad 50 metų tokio dangaus nematėt. Atsiprašau, kad pertraukiau. Kaip jūs ištiriat, kokios būtent yra medžiagos tose chemtrailuose? Čia buvo tyrimas, dabar gal pasigūglinsit, nes Google jau dabar nesusiruojama, kaip iš kelių šaltinių mačiau ir pats pabandžiau. 9 metais amerikiečiai su HEPA filtrais tiesiog siurbė orą kambariuose, paskui lauke, pas juos ten labai smarkiai chemtrailina. Ir ant filtro būtent pritraukė būtent tų dalelių, nusiėmė į laboratoriją, pasižiūrėjo, bet savo nepriklausomose laboratorijose darė tyrimus. Tai būtent ten ir pamatė, kad ten yra sunkieji metalai. Kelis kartų, 10 kartų uždidintos normos. Ir Vokietijoje taip pat buvo lietaus vandens, pavyzdžiui, tyrimai. Taip pat buvo irgi rasta labai daug sunkiųjų metalų, aliuminio, cinko, lyčio, karbono, visas tas, kas naudojama būtent chemtrailuose. Ir kai žmonės nufilmuoja, pavyzdžiui, keistas tamsias juodas juostas lėktuvo po vakare, būna vienos baltos, o kitos juodos. Tai būtent juodas yra karbonas, kur barsto. O dabar, kai uždarė oro uostus, mažiau skraido lėktuvų yra. Matos, kad... Lėktuvai skraido, žinokit kaip, oro uostas šituose, taip uždarė, bet lėktuvai realiai skraido, flight radar 24.com, galima matyti lėktuvus, kurie juda. Jie dar juda, bet kada aš naktį žiūrėjau dangų, aš norėjau fotografuoti ten visokius judančius objektus, tai mačiau daugybę lėktuvų, kurie skrido, kurie neturi numerio, tai yra kariniai lėktuvai, kurie turi tam tikrus kitokius tikslus galbūt.
Ir ten pusė buvo tokių, kurie papuola į tą radarą, tai yra krovininiai pašto, bet kokie ten sportiniai, privatus lėktuvai, jie oficialiai yra pateikti, o tie, kurie skrido ten, pusė iš tų, kur aš mačiau, pusė iš šitų, jie irgi buvo lėktuvai, bet jie neturėjo jokio atpažinimo ženklų, jie skrido taip pat virš Lietuvos, neaiškus kokiu tikslu. Tai lėktuvai tai skraido tikrai ir šią dieną galite įsijungti ir pamatysite. Galbūt jie tušti, bet skraido, nes jie turi skraidyti ypač pigios avialinijos, jos ir dirba tą darbą, kad į degalus įdedama chemtrailų medžiagos ir kiekvienam lėktuvė naujam yra tumbleris su jungtuku chemtrails on-off ir dar ne timeriai. Jeigu reikės, aš jums galėsiu atsiųsti nuotrauką, galėsite įsidėti savo. Dabar tarp kitko Gulė jau turi, ten galite pasižiūrėti chemtrailų temą įsivesti, atšoksite į kitos vietos, kur lėktuvai yra tie jungikliai būtent parodyti įvairiose lėktuvuose, nes dabar necenzuruojama. Visa tai yra. Ir jie taip turi dirbti ir, pavyzdžiui, ten per QAnon, dar per YouTube, kur Zimės Uraitis kalba su tuo varliuku apie visokius sąrašus, pasikeitimus ir toliau. Ten seniai jau kalbėjo, kad orų modifikaciją jie išjungt, jau žadėjo anksčiau, čia prieš pusmetį gerą. Niekas neišjungta, viskas veikia, nes ten veikia ne tik žmonės toj sistemai, ten veikia pusiau automatinė sistema, jinai dar iki šiolį egzistuoja ir iki šiolį dar daromas veiksmas, bet kadangi dėl mūsų darbo jinai sušlubavo, tai dabar mušama per kitus vietas šiai dienai, o dabar gali debesuota būti tik tai Vokietija, Anglija, Airija, tokio oro niekada nematęs, šilumos tiek nerealiai daug, dar balandžio mėnesio nėra, o šilumos tiek nerealiai daug, tiesiog mes pakeitėm visą tą mašiną, sustabdėm, kuri buvo paleista, bet realiai tai egzistuoja. Tie žmonės, kurie galvoja, kad ten ne visi namuose toliau, tiesiog paprastai pasigūglinti, įvesti chemtrails, įvesti žodžius Weather Modification ir viską rasit. Tiesiog viskas yra nuo 62-64 metų, čia yra virš 50 metų tai daroma, bet tiesiog žmonės nesusivokė, jiems yra patogiau žiūrėti šou, pavyzdžiui, žiūrėti kažkokį krepšinį, išgerti alų, valgyti čipsus, jiem yra lengviau, nes jiem nereikia galvos sukti ir nereikia atsakyti už savo veiksmus ir laukia, kada jiem kažkas tai pasakys, ten nusidėk mėlyną gėlytę ir su vėliavėlė iki aikštę, bet jie palaiko tą būtent sistemą, kuri jos ir tvatina per kitą galą. Tai tokia nepatogi tema, bet iš tikrųjų čia multifunction tokia užduotis gaunasi, tie chemtrail labai daug visko pridaro. Ir galbūt jie nėra tiesioginis šaltinis to užkrato, bet jie turėjo apsunkinti ir prailginti laiką. Kiek aš, jeigu, kaip pasakyti, per vidų savo žiūriu, tai turėjo nusitęsti maždaug iki rugsėjo, iki spalio mėnesio, galbūt net ilgiau. Taip prasme, šitas sezonas, jeigu nebūtų šiltas sausas, o dabar savaitė 10 dienų, kiek pas mus yra, mes pradėjom nuo 17 kovo, nuo 16 taip gan agresyviai tą visą veiksmą daryti ir labai jis išplito dabar visur. Visur lietuviai, kurie gyvena ten Anglijoje, Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje šiek tiek ir labai stipriai Lietuvoje, mes dabar darom, kad to nebūtų. Ir nuo to laiko oras staigi pasitaisė, dangus visiškai mėlynas, labai retai būna tie balti netikri pūkiniai debesis ir žmonės realiai pradės veikti, netgi tie, kurie turėjo kusulių, netgi tie, kurie turėjo kusulių, sako, kusuliai dingo, nes šiltas oras, sausas, šiltas, bet drėgmės oras neleidžia to daryti ir plus oras jisai švarus, nėra tų dalelių. Jeigu yra ten minimum, bet jeigu kas norėsit tas dalelės pažiūrėti, pasimkit galingą lazerį ir tiesiog įsijunkit, aš turiu tokį. Aš įsijungiu ir per tą spindulį matosi dulkės, tai kambarį vienaip matai, laukia kitaip, bet jos 30 kartų plonesnės iš plauko, tai ką mes galim pamatyti? Mes galim pamatyti tik tai tolumoje esantį mišką ir kad jisai ne žalias, o pilkas. O turėtų būti žalias. Ir dabar mes realiai galime pamatyti vaizdus. Tai, pavyzdžiui, netgi žmonės, kurie su dronais skraido, dabar turi gerą galimybę pamatyti, iškelia droną į aukštį ir horizontą filmuoja ir graži švari saulė, gražus švarus saulėtekis, švarus oras, tai būtent tas matomumas toli, kada matai, tai nėra mašinų garai, tai nėra žmonių aktyvumo dėka, tai buvo lėktuvų purškimo pasiekoje visą tai sukurta. Ir oro užterštumas ne iš mašinų, ne iš miestų, čia yra tik tai galbūt 0,18% viso to, kas yra priteršta atmosferoje žmonių. Ir tas klimatas dirbtinas, tas šiltnamio efektas yra būtent padarytas chemtrailų buvo dėl to, kad per tą mirror efektą,
tų nano dalelių, kurios blizgėjo ir atmušinėjo Saulę, bet jos nepraleido ir šilumos, kuri kilo iš Žemės. Ir visas tos šiukšlės, kurios kilo iš Žemės, visi tie CO2 iš mašinų, ką žmonės prileido iš gamyklų, jos neišėjo aukščiau nuo Žemės. Ta prasme, jos nesivedino, tai kaip kambarys nevėdinamas. Ir čia pradėjo rėkot su Greta, pradėjo ten tą kelti triukšmą, kad klimato atšilimas, param. Kai mes padarėm švarą, atsidarė tas gaubtas, dingo ir viskas išėjo lauk, žemė išsivalė. Labai paprastas dalykas. Prasme, šiek tiek tai žinoti, suprasti, kaip visą vyksta, bet kada žmogų pasakai, tik pradedi 1-2 žodžius aiškinti, jisai yra tiek užprogramuotas, kad jam smegenys neleidžia to klausyti, jam smegenys neleidžia pačiam pasivesti žodžius ir pažiūrėti, nes jam neleidžia patikėti, kad taip daroma. Jam tiesiog suvestos dažnai, kam suvestos tokios programos, kurios tiesiog nepriema to, kad tu kalbi. Tiesiog čia yra sunkus darbas kažką tai bandyti įrodinėti, tiesiog numoja ranka į tokį ir nueini ir savo darbus darai, nes yra daug žmonių, kurie tiesiog nežino, jie taip sutvirti, jie taip gimė, nieko nepadarysi, tiesiog mes turim susitaikyti su to, bet grįžtant prie koronos ir prie tų darbų, tai yra tarsi giminaičiai, tai yra korona dirbtinai buvo įkišta, įsprausta čia, o su blogais orais tą koronos viruso egzistavimą norėjo pratęsti laikę, tai yra ištemti ilgiau ir toj būtent betvarkiai galėjo kažkas tai labai stipriai sulošti pinigais, bet tas planas suirs, nežiūrint į tai, kad Amerikoje kažkas tai bus paskelbta Trumpo arba ne, nors dabar jau ateina žinios, kad faktiškai dabar jau paneigė koronos virusą ir daug kur jau pasako, kad yra taip ir taip ir taip. Tai dabar Lietuvoje mes liekam tokiam kaip krašte, kaip kaime savotiškai, kur mums visos žinios ateina vėliausiai arba žmonėm neprieinami tie šaltiniai žinių, kad pasižiūrėti, kas darosi užsienyje, kas vyksta iš tikrųjų. Ir jie visi lindė dabar televizijoje, nes televizorius jam gaunasi vienintelis kažkoks tai kaip maisto šaltinis, kuris gal kažką tai pasakys ir jie laukia dar kažkokių nemalonių žinių baimėje. 1, 2, 3, 4, jie padaro baimės gaubtą, kuris pritraukia būtent tos įvykius ir jam paskiau gaunasi, kad jie klauso ir laukia dar kažkokio įspėjimo, apribojimo, karantino pratęsimo. Bet visą tai žmonių galvose, jie patys gaminasi savo galą, faktiškai realiai taip yra. Čia tas pats kaip su juoda kate, jeigu perbėgo kelią juoda katė, tai aš savo susiprogramuot galiu, kad man atneša jinai pelną. Aš laukiu, kad bėgtų katė man per kelią važiuojant su mašina, o kiti bijo. Jie tiesiog perbėgo katė per gatvę, tai jie net sustoja, praleidžia, kad kitą mašiną pravažiuotų. Tai va čia yra ta baimė, ta žmonių energetika, kuri dėl jų pačių nežinojimo daro jiems patiems blogai, jinai apsisuka ratu ir kerta iš nugaros. Tai čia toks rimtas dalykas, kurį reikėtų įsisavinti žmonėm patiem, kad išvis nešvaistyti emocijų, netgi, pavyzdžiui, buvo daug žmonių, kurie dabar pateko į karantiną. Kantriai iškentėti tą visą laiką, nes ten dabar labai fainai pasisėmė iš 100, iš 200, kurie ten sutalpinti kažkokį ankštą viešbutį ar kažkur tai vienoj patalpoj, šitiek kančios energijos dabar pasiėmė ten. Ir plus dar, kaip nekeista, dar yra artėja žydų šventė. O šita tauta yra vienintelė žemė, kaip skaitosi, kuri pridavė žmoniją. Išdavė šetonai. Tai čia bendram žinojimui. Taip. Tai va tiek. Grįžtant prie oro taršos. Kinijos ekonomika sparčiai kilo iki 2020 metų. Jie turėjo, pagal verslininką Paulių Impalą jisai buvo parašęs blogą, kad Kinija yra užsibrėžusi tikslą aplenkti Jungtinės Amerikos valstijas iki 2020 metų ekonomikos lygyje. Ir Kinijai būtų pavykę tai padaryti, jeigu ne koronavirusas. Čia gali būti gal koks amerikiečių išmislas. Tiksliai, nežinau. Manot, sutampa taip, kad turbūt turite daugiau. Nesu specas tose reikaluose, bet aš tik tai renku faktus ir tiesiog dėliojuosi irgi savo paveiksliuką. Šiais metais bus rudenį prezidento rinkimai Amerikoje
Ir būtent Trumpą, prezidentą Trumpą 10 jo įtakingų, turtingų žmonių Amerikoje, kurie padėjo jį iškelti, tai yra finansavo jo rinkimus, ne rusai ten hakeriai, o būtent tie draugai, kurie norėjo, kad Trumpas sutvarkytų Ameriką, nes būtent jie darė biznį būtent Amerikoje vietoje. Tai yra, jie negamino ginklus karams, bet būtent iš normalaus žmoniško biznio jie darė pinigus savo, jie palaikė Trumpas, rinko kaip mažiausia blogį šitam atveju ir jie išrinko, jį išstumė. Ir dabar, kada Trumpas pasakė, kad aš tvarkysiu, statysiu Ameriką, tai kiti žmonės irgi žiūri, kad VTF, kodėl Kinija kyla ir kad sodinti Kinijos ekonomiką, kai kada žaidžiama nešvariais dalykais. Galbūt Trumpas pats realiai visko ir nežino ir nuotraukos, kurios yra su Trumpu ten